Už galimybę paklausti, noriu užduoti premjerei klausimą ir be abejo tai yra apie beprecedentinę situaciją, kai buvo reaguojama į registrų centro duomenų vagystės situaciją. Turime datas tarp balandžio 3 dienos, kada jūs gavote informaciją, ir balandžio 15, kada pradėjo prokuratūra ikiteisminį tyrimą, laiko tarpą, kuriame turėjo suveikti bendrųjų duomenų apsaugos reglamento nuostatos, tačiau buvo priimtas sprendimas neinformuoti nukentėjusių asmenų. Tai ar galite pasakyti, ar tai buvo jūsų sprendimas, jeigu ne jūsų, tai kieno iš vyriausybės lygyje? O antras klausimas, ar pritartumėt, kad Seime būtų vis dėlto kuriama specialioji komisija, kuri aiškintųsi ne tik tais šios situacijos atsakomybės klausimus, bet turbūt labiau svarbiau yra tai, kaip apsisaugoti nuo tokių krizių ir reagavimo būdų ateityje? Ačiū už klausimą. Iš tiesų, jūs visiškai teisus, buvo gautas pranešimas, kad tam tikras duomenų nutekėjimas įvyko. Tuo metu, kai aš gavau pranešimą, nebuvo jokių žinių, kokios apimties yra nutekėjimas ir koks procesas detaliai kaip vyko. Tai prasidėjo teisėsaugos institucijų darbas. Ir visame šitame procese svarbiausias prioritetas buvo nepakenkti tyrimui, nes ėmėmės čia ir dabar iš karto veiksmų, užblokuojant paskyras, priimant tam tikrus papildomus saugumo priemonės ir vėliau siekis buvo nepakenkti tyrimui, nes tai, ką dabar žinom, praėjus tam tikram laikui, tai yra labai svarbus duomenys, kurie buvo pasiekti atliekant slaptas priemonės. Taip, jūs visiškai teisus. Šiandien reikia nemėtyti iš vieno taško į kitą atsakomybę, nekaltinti viens kitą, bet susijimti ir imtis priemonių, kad ateityje mes tokių kibernetinių atakų išvengtume. Ir šiandien dalis priemonių yra padaryta. Klausėte apie sprendimą, tai registrų centras pagal BDR turėjo matyti, pranešti, tai jų buvo apsisprendimas tą nepadaryti, o mūsų dabar pagrindinis yra tikslas padaryti viską, kad išsiaiškinti visas aplinkybės ir turėti planą, ką mes galime dar sistemose patobulinti, kad ateityje tokie atsitikimai nebūtų įvykę. Aš manau, kad mes jau turbūt pribrendę kalbėti ir apie tokią idėją, kaip automatinis pranešimas kiekvienam, kuomet yra tikrinami žmogaus duomenys. Ir čia kalbu ne tik apie registrų centrą. Mes turime Sodrą, mes turime kitus įvairius registrus, kuomet gali bet kas prisijungti, šiuo metu registrų centre sumokėjęs tam tikrą sumą ir patikrinti duomenys. Tai man atrodo, kad sąžininga būtų, kad kiekvienas žmogus automatiškai gautų pranešimą, kad jo tam tikri duomenys buvo tam tikrų asmenų tikrinami ir visiškai neatlygintinai. Tai tos pamokos, kurias išmokom matyti šitos skaudžios situacijos.